O dabar išpildom 3 karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Rimo žinios. Neatsižadame ne žodžio. STI, Sveikatos teisės institutas, šitas kanalas labai metų senumo, bet labai norėjo patriotas, kad pažiūrėčiau. Tai, I guess gerai, pažiūrėsim. Lygiai prieš metus, 2021 metų, rugsėjo 30 dieną, kartu su profesoriumi Ignu Vėgėle ir europarlamentaru Stasiu Jakeliūnu buvome opozicijos pakviesti į Seimo plenarinį posėdį. Valdantieji dabar mėgsta kartoti, kad COVID valdyme buvo galima daug ką daryti kitaip, bet esą dabar lengva kalbėti. Jie pamiršta, kad mes tada sakėme, mes kalbėjome konferencijose, kalbėjome žiniasklaidoje, aiškinome susitikimuose su jais, bet geriausia, ką pavykdavo gauti, tai mandagų išklausimą. Ir toliau. Jo, jis pasakė taip, man, jo, actually įdomu. Čia video buvo įkeltas, nu dabar. Ai, čia gal. Ai, čia jis dabar įrašė intro video ir, nu, ir kalba, kad prieš metus buvo tas ir tas. Ir paskui video metu rodys, kas buvo prieš tos metus turbūt, tipo, bet, nu, čia jis dabar įrašė, tipo, jo. Tolesnį visišką pasiūlymą ignoravimą. Tai pirmas teiginys, kad 2021 metais jisai ir opozicija, tipo, sakė, kad galima kitaip valdyti, nu, kas man nepatinka su to teiginiu. Dabar, kai tu pasakai, kad kai dabar vat pasako, galėjo pandemiją valdyti geriau, okei, žinoma, nu, galėjo kitokius gal sprendimus tam tikrose vietoje priimti ir panašiai. Okei, hindsight is 2020, visi, nu, pragyvenę gali grįžti atgal ir pasakyti, ką galima geriau padaryti. Tas pasakymas, kad mes sakėm tai, visi viską sakė įmanoma. Bet ką jūs būtumėt kitaip padarę, kiek aš prisimenu, nebuvo pasiūlymų kitų, apart tų, kurie neveiktų arba būtų dar blogesni. Tai čia va tas dalykas. Bet dabar žais kortą, tipo, kad mes sakėm taigi, kad galim, mes sakėm tą, ką jūs dabar sakot, tai yra, kad galėjo padaryti kažką kitaip arba galėjo valdyti tą pandemiją kitaip. Jo, bet konkrečiai jūsų patarimai tuo laiku, bent jau kiek aš prisimenu, jų iš vis nebuvo. O jeigu ir buvo, tai, nu, neįves galimybių paso, tai niekam neleis dirbti. A ne, visiems leis dirbti, tai daug blogesnį pasirinkimą, negu kad buvo, nu, priimta. Tai čia toks naratyvo vartymas istorijos, okei, seniai, jo, tu prieš metus sakai, ką dabar sako, bet tu pasiūlymų nedavai, ką būtum geriau daręs. Tai nėra nuoširdžiai labai. Kai atėjome į Seimą, jie tiesiog pabėgo. Jie nesiklausė. Jie negirdėjo. Čia nežinau, apie ką kalbu. O be reikalo. Esu visiškai tikras, kad jeigu būtų pasiklausę, tai būtume sutaupę 100 000 eurų. Jeigu nedaugiau. Būtume neužteršę gamtos kaukėmis. Jos būtų išlikusios tik operacinėse ir galbūt dar ir kitais pavieniais, neabejotinai būtinais atvejais. Nebūtų testuojama, kas papuolė ir kur papuolė. Nebūtų atsiradę kažkokios naujos. Gerai, dėl kaukių. Tai jūs nebūtumėt kaukių, netgi tada, kai Sveikatos pasaulio šitas organizacija rekomendavo ir jūs nebūtumėt to darę, tiesiog. Okei. Tada nebūtumėm tyrę, kas papuolė, kur papuolė. Ką aš čia turiu omeny? Kontaktų čia tas trekinimas, bet tai irgi turėjo gerą gan efektą. Medicinoje rūšies besimptominių. Nebūtų atsiradę kažkokios naujos medicinoje rūšies besimptominių ligonių. Ai, čia nebūtų atsiradę naujos medicinės rūšies besimptominių ligonių. Čia ne nauja rūšis, pala, nesupratau. Yra labai daug besimptominių ligų, kur tu gali sirgti, bet simptomų nerodyti.
Visokie vėžiai būna, žmogus serga vėžiu, bet simptomų nerodo ten metai iš metų kartais. Wait a second. Nebūtų išmesti milijardai beprasmiškam vakcinavimui. Nu, pasirodo ir vakcinos beprasmės buvo. Vakcinos nebuvo beprasmės. Jis labai pagerino situaciją. Vakcinos buvo nuostabus dalykas. Gal nebuvo pačios geriausios, kokios galėtumėm tikėti, nu, netikėti, o norėti, bet jos labai padėjo. Bet, I guess, jo argumentai va tokie. Tai visus tos dalykus, toks kaip pateikimas, ir tada, nu, patekimas jau tas, kur nėra labai nuoširdus, ir tada jo tie pasiūlyti dalykai iš vis arba net tokios problemos nebuvo, ar būtų buvo blogiau, arba iš vis net neteisybė. Nice. Nesate, kad rimbas veikia. Patriotas šiandien bent nėra, nerašė, nežinau, bet jo, Patriotas šitą paklausė ir jis jį palinkino, tarsi jo poziciją tai palaikytų, fucking what? Legit viską reikia, kiekvieną sakinį fact checkinti, nes jau primelavo. Damn. Aš nežinau, kaip approachinti tos žmonės, kurie vat šitos video žiūri, šitų žmonių klauso ir jie tiki tuom. Tai, kad aš pasakysiu, kad gerai, bleš, Patriotui todėl siūlau ateit pašnekėti, vat man įdomu, ar jisai sutiktų, kad vakcinos buvo beprasmės, kaip ten pasakė? Ar jisai su tuo sutinka? Ar jisai sutiktų? Nes taip nerašė, jis rašė, man atrodo, ten, kad kažkaip, kad per toli nueita su valdymu ir panašiai. Bet kaip reiktų jam nuomonę pakeisti? Kad jisai, ką reiktų padaryti, kad jam pakistų nuomonę? Nes duomenų yra belenkiek apie tas vakcinas. Ir užkretimų skaičius kaip mažėjo, kai pradėjom skiepyti, tenais visokios statistikos jau yra. Kad labai akivaizdus buvo poveikis ir, nu, viena didžiausių priežasčių, kodėl galų gale padėjo su pažabota vis tiek ir galų gale, nu, nemirt nuo to. Nežinau. Nežinau. Reikia Patriotą įkalbinti, kad nors ateitų pašnekėti tiesiog. Daug geriau už meduolį, o su žmonių. Ok, čia. Nesate, kad rimbas veikia. Daug geriau už meduolį, o su žmonių bendruomenė galima elgtis kaip su vakcinuojama kaimenė. Milijardai, aišku, Ką čia turėjo reikšti? Esu tikras, kad būtų išsaugota ir tūkstančiai gyvybių. Vienoje pusėje statistika, kuri parodė vakcinų efektyvumą ir naudą. Kitoj pusėje esu tikras, kad būtų išgelbėta tūkstančiai gyvybių. Tai yra žmogaus nuomonė ar įstikinimas. Ok. Ar tikrai vyriausybė siekia klausyti, įsiklausyti, gerbti kitą nuomonę? Prie ko čia iš vis tai? Labadiena, gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami Seimo nariai ir esantys salėje ir stebintys. Tema lūkesčiai ir tikrovė, pasižiūrėsime, ko tikėjomės ir ką turime. Čia trumpas mano prisistatymas. Nuo 1994 metų dėstau farmakologiją LSMU. Farmakologija čia su vaistais susiję, I have no idea. 3-12 metų VKT viršininko pavaduotojas, atsakingas už vaistų registraciją, klinikinius tyrimus ir farmakologinį budrumą. Europos komisijos farmacijos komiteto narys, Europos tarybos vaistų ir medicinos prietaisų darbo grupės narys, Lietuvos atstovas ES vaistų agentūrų vadovų konferencijose. Jis su vaistais susijęs, tipo visą gyvenimą, kaip suprantu, jo klinikinių tyrimų tarybos narys, ok. Kas parodo, kas leidžia man matyti situaciją truputį kitomis akimis negu daugeliui. Ir čia trumpas Sveikatos teisės instituto pristatymas, reziumė. Medicinos teisės Lietuvos komanda, neso jokių politinių partijų, viešo interesų, progres demokratija, konstitucija ir teisinė valstybė. Tai mano, kad taikomų priemonių žala yra didesnė negu nauda. Tai siekia padėti rasti protingai išeitį iš COVID-19 krizės. Ok, nu,
aš asuminu, kad jie čia mėgins pagrįsti, kad žala yra didesnė negu nauda. Nes tas klausimas yra ir buvo įdomus. Nu, įsivaizduokim situaciją. Išeina COVID'as ir mes kiekvieną žmogų su ginklu rankoje, tai yra su ginklu nutaikytų, uždarom namie ir neleidžiam jam išeiti. Na, COVID'as garantuotai bus sukontroliuotas. Įsivaizduokim šitaip. Gal ne žmogus su ginklu sako, koks dronas, žinai. COVID'as garantuotai neplinta. Bet, jie neturės maisto ir numirs namie. Tai žala bus didesnė negu nauda taikomų priemonių. Tai kažkur yra riba. Ir daug kas mėgino tą ribą gal brėžti daug skirtingose vietose, kur kai kurie žmonės iš proto eina, nes negali savaitę iš namų išeiti. Jie ten ekstravertai, jiem reikia su žmonėm bendrauti, reikia... Dieve, išnyk autistą. Reikia šnekėti su kitais žmonėm ir panašiai, jie negali be to gyventi, tai jiem jau yra tragedija, kad savaitę negali. Tai jie sakytų, man čia aš jau geriau COVID-ų sirgčiaus, vos ne negu kad visą šitą praeičiau dar kartą. Tai jiem bus žala didesnė negu nauda. Bet čia yra įdomi tema, nes kai kurie pribojimai ir panašiai gali padaryti žalą ekonominiai pusiai. Jeigu uždarys ir niekas nedirbs forever, ekonomiškai sužlugs, neturės pinigų ant maisto, namus praras, žala būtų didesnė negu nauda. Yra riba, yra kažkur, bet aš manau tikrai mes neperėjom šito. Bet čia įdomu, kom jie pagrįsta. Siekia padėti rasti protingai išeiti iš COVID-19 krizės, tikiuosi pasiūlymų savo irgi duos, nes šiaip sakau, gan neblogai susitvarkėm. Ir kaip ir pasaulis tvarkėsi, gan neblogai. Idealiam pasauliu gyventumėm gal kitaip būtų, bet taip kaip kokiam pasauliu gyvenam, gan neblogai. Per metus sukūrėm vakciną, žmonės sukūrė vakciną, kuri labai gan efektyvi buvo ir nauja technologija ir optimizuota daug procesų buvo. Pagrinde ir kontaktų trakinimo sistemos ir tų galimybių paso sistemos buvo sukurtos, išrastos, kad padėtų trakinti. Sekančiai kokiai pandemijai atsirastų, būtų optimalesni ir geresni turbūt rezultatai, priklausomai nuo, aišku, pačio viruso. Bet techniškai labai daug dalykų padarėm, kur buvo gan geri ir efektyvūs. Bet jo protingai išeiti iš COVID-19 krizės, visi turbūt nori turėti geriausią atsakymą, bet prasidėjo, visus prigavo. Tuo metu, kažin, ar jūs turėjot geresnių pasiūlymų, negu kad pasaulis kad darė. Mūsų institutas mano, kad taikomų priemonių žala yra didesnė už naudą ir Sveikatos teisės institutas siekia padėti surasti protingą išeitį iš COVID-19 krizės. Tikėjomės, kad problemas išspręs karantinai, kaukės, vakcinos ir štai čia. Nelūkesčiai problemas išspręs karantinas, kaukės ir vakcinos. Formulacija tokia, nežinau, padės biškuką sukontroliuoti, bet kad visas, nerašo visas, bet problemas išspręs karantinai, kaukės ir vakcinos. Vakcinos turbūt žmonės daug tikėjosi iš vakcinų ir jos nemažai ir padarė, daug ir padarė, bet kad karantinas buvo vestas kritiniu atveju, kai žudbūt kažką reikia, čia kaip toks kaip raudonas mygtukas, kad darom kažką pizdės mums, čia panic buttonas jau, čia nėra problemas išspręs, ir nebuvo taip transliuojama. Kaukės visą laiką buvo nuo pat pradžių toks, ar čia tikrai padeda, žmonės nemoka jų dėvėt, liečia rankom ištisai, tai ten buvo daug problemų su kaukėm, ne tik su pačiom kaukėm, bet taip kaip žmonės nemokėjo naudotis, bet čia tas pateikimas, kad problemas išspręs karantinai, kaukės ir vakcinos, Ar padeda taikomas COVID-19 valdymo priemonės, ar baigti COVID-19 vakcinų klinikiniai tyrimai, COVID-19 vakcinų įtaka mirties rizikai, ar COVID-19 vakcinų saugumas nekelia abejonių, tai pasiūlymai. Gerai, ar padeda taikomas COVID-19 priemonės? Padeda. Praktiškai visos kažkiek padėjo. Galima ginčyti, kiek padėjo, ar galėjo geriau daryti, ar panašiai, bet praktiškai visos jos tikrai kažkiek padėjo. Ar baigti COVID-19 vakcinų klinikiniai tyrimai? Taip, visi reikalingi baigti. Reuterių tyrimą rodžiau 30 kartų jums. Čia prieš metus atgal, I guess, buvo, buvo baigti tada. COVID-19 vakcinų įtaka mirties rizikai. Aš nežinau, ką jie turi omeny. Vakcinų įtaka mirties rizikai. Mažesnė negu COVID pačio rizikos. Tai
todėl ir aprūvino kaip didesnį gėrį. Ar COVID-19 vakcinų saugumas nekelia abejonių? Visą laiką viskas kelia abejonių. Kas per klausimas? Saugumas kelia abejonių, aišku vakcinų, todėl mes atliekam tyrimus ir monitorinam ir, žiūrim. Viskas kelia abejonių visą laiką, čia tūpas klausimas, ir tada jų pasiūlymai, gerai. Turinys, pasižiūrėkime, ką mes išsprendėme ir ką turime dabar. Ar tos priemonės padeda. Esame antri Europos Sąjungoje ir 7 pasaulyje pagal mirčių perviršį The Economist duomenimis. Štai kaip keitėsi mirčių skaičius per pirmus 8 mėnesius, matome, kad šįmet yra žymiai blogiau negu buvo bet kada per pastaruosius metus. Okay. Turime pačią blogiausią... Čia jie, jie čia taip įrodymus pateikė? Čia jau yra jų įrodymai? Oh no! Pažiūrėjom iki galo, tada atsuksiu į ką. Matome, kad šįmet yra žymiai blogiau negu buvo bet kada per pastaruosius metus. Turime pačią blogiausią epidemiologinę situaciją visoje Europos Sąjungoje. Čia yra Europos ligų kontrolės centro vertinimas. Actually, čia yra Facebooko lygio įrodymai, kur šerina Facebooko kažkokį grafiką iš kažkur ištrauktą. Pavyzdžiui, čia rašo Weekly COVID-19 Epidemiological Category by Country Weeks 23 to 37. Tai reiškia, ne visos savaitės, o kažkoks tarpas būtent. 23 iki 37 savaitės 2021. Vat kažkokį tarpą paėmė. Kur tas buvo? Tada mirčių skaičius Lietuvoje. Ką čia reiškia? Kad pandemijos metu padaugėjo mirčių? Of course. What? Bet problema ne ta, paskui pagal vietas pasaulyje, problemos dar net tokios yra, kad galėtų taip lyginti. Tada tu turėtum lyginti gerai, o to šalis, kur geriau susitvarkė, pavyzdžiui, jeigu tu norėtum lyginti. Gerai, visų pirma, patys skaičiai. Jeigu mes paimsim 2 šalis, vienoje šalyje 1 milijonas gyventojų, kitoje šalyje 1 milijonas gyventojų. Vienoje šalyje bus 500 mirusių, kitoje šalyje 2 mirė. Ir identiškos priemonės. Įsivaizduokim tokią situaciją. Ir tada jie ateitų, sakytų, žiūrėkit, toj šalyje, kur 2 mirė, daug geriau susitvarkė, reiškia. Gerai. O jeigu mes pažiūrėtum, pavyzdžiui, į amžių žmonių tenais. Pavyzdžiui, toj šalyje, kur 2 mirė, visi buvo gyventojai iki 21 metų amžiaus. Toj, kur 500 mirė, visi virš 5 metų amžiaus. Čia aš aišku hiperbolizuoju, bet, įsivaizduokim. Ar tikrai išvada tada būtų teisinga? Nes COVID'as buvo, saugusiems žmonėms ir virš 5 metų ir dar nutukė visi. Kaip tik rizikos grupė COVID'o. Ar mes tada galėtumėm kaltinti priemonės prevencinės? Kad vieni geriau sutvarkė ir kiti blogiau? Tai čia pateikia skaičius, kurie nieko neįrodo jų klaimo. Tam esmė. Ir tada net jeigu tie skaičiai ir būtų teisingi, tarkim, ir identiškos tautos, identiškos situacijos, bet čia tai nelygina, parodo duomenis, kad perteklinių mirčių gyventojus, bet nelygina, kokios mes turėjom priemonės, kokios jie. O Jėzau, ir kažkam čia yra įtikinami įrodymai. Tai kaip keitėsi, negu buvo bet kada per pastaruosius metus. Wow, patriotas retardas. Tai blogiausia epidemiologinė situacija visoje Europos Sąjungoje. Čia yra Europos ligų kontrolės centro vertinimas. Štai kaip keitėsi. Daily new confirmed COVID cases per million people shown is rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases. Ne, čia ko šaltinius jau nežinau. Nauda nenustatyta galimybių paso. Okay. Jo, čia patriotas atsiuntė kaip įrodymą jo pozicijoms ir kaip gerą video. Žala. Perskirstė srautus į mažasias parduotuvės, suteikė apgaulingą saugumo pojūtį, galimybę nesiizoliuoti po kontaktų ir platinti virusą, suskaldė žmonės, paskatino pasitikėjimą. Tu turėjai izoliuotis po kontaktų, net jeigu galimybių pasą turi nesupratau.
Visų pirma, žala, kad į mažasis parduotuvės. Ok. Sure. Suskaldė žmonės paskatinant pasiėmę. Ne pas galimybių pasas, o tiesiog informacija ir tupumas. Gerai, bet suteikia apgaulingą saugumo pojūtį, galimybę nesiizoliuoti po kontaktų. Aš nepamenu šito. Bet taigi tu turėjai vis tiek izoliuotis, netgi jeigu galimybių pasą turėjai, jeigu kontaktą turėjai. Aš nepamenu šito dabar tiksliai, bet man atrodo turėjai izoliuotis. Anyway. Wild video. Skaičius įvedus galimybių pasą. Mūsų instituto nuomonė, galimybių paso nauda yra neaiški, o žala akivaizdi. Perskirstė žmonių srautus į mažasis parduotuvės. Galimybių pasas buvo įvestas tam, kad bent kažkas galėtų dirbti. Buvo 2 pasirinkimai. Iš esmės buvo 2 pasirinkimai. Arba mes įvedam galimybių pasą ir kažkas bent galės dirbti, kurie jau prasirgė arba pasiskiepė, kur mažesnė kažkokią riziką turi, bent kažkas galės dirbti ir judės ekonomika po truputį priekį. Arba neįvedam ir tada arba nieks negali dirbti, arba visi dirba ir tiesiog pizda ligonės užtvindom, visi serga. Tipo, tokie pasirinkimai buvo. Tai tas pasakymas, kad galimybių paso nauda nežinoma, tu gal net nesupranti, kodėl jis įvestas tada buvo, ar kam jo reikėjo, nes, labai daug kur pasaulyje įvedė. Kontaktų tas trakinimas, užkretimų trakinimas. Kiek žinau, šalis kaip Kinija, Koreja, čia gali būti maišau, Koreja, Kinija, Japonija, kažkuri buvo, kur pas juos kontaktų tas trakinimas absurdiškai gerai veikia. Kad jie vien tik palei tą, kiek aš prisimenu, labai daug šalių, kad tas galimybių pasas ir kontaktų trakinimas buvo vienas didžiausių faktorių, kur padėjo šiek tiek pažabota, nes jie labai greit galėjo identifikuoti lizdus tipo COVID-o, Koreja regis, man atrodo, Koreja, kad galėjo identifikuoti lizdus, galų galę susekti, galėjo labai daug tyrimų padaryti, kas į ateities pandemijas mums bus nauda, kaip dylint, nes pamatė, kaip žmonės elgiasi labiau, kaip elgiasi, kaip kontaktai plinta, kaip susidaro židiniai, labai tų dalykų galėjo, tai nauda nenustatyta. What the fuck? Suteikė apgaulingą saugumo pojūtį, galimybę nesiizoliuoti po kontaktų ir platinti virusą, suskaldė žmonės, paskatino nepasitikėjimą. Pasižiūrėkime, rugsėjo 12 dieną turėjome maždaug tiek pat COVID atvejų, kiek Estija, įsivedėme galimybių pasą ir toli juos palikome. Tai kokia tavo išvada? Kaip tas posakis? Causation does not equal correlation? Correlation does not equal causation? Atrodo. Tai išvada, kad įvedėm galimybių pasą ir pradėjom daugiau sirgti. Čia tokią išvadą padarė. O ar gali būti 100 kitų priežasčių, kaip jau minėjau prieš tai? Jesus. Nekalbu apie Lenkiją. Ką nori tą varto tiesiog? Kurioje situacija visiškai stabili. Tuo labiau nekalbu apie Skandinaviją. Toliau, galimybių pasą turime vienintelį regione ir hospitalizuotų COVID-19 pacientų Lietuvoje turim maždaug tiek, kiek Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Latvijoje, Estijoje kartu paėmus. Čia vėlgi tas pats pavyzdys su 2 mano hipotetiniam šalim, kur gali būti 100 skirtingų priežasčių tam. Kitos priemonės, žmonių mentalitetas, žmonių mokėjimas kaukėm dėvėtis. Informacija iš valstybės kaip ateina. Gal jeigu visus būtų normaliai pamokę kaukėm naudotis, gal tas net nebūtų, gal būtų padėjęs kažkiek. Ką ten gali žinoti? Kaip žmonės labiau ar nelabiau prieškai nusteikia. Sveikatos pats mechanizmas visas. Ar žmonės sveikesni ar ne? Kiek galima sugalvoti priežasčių per 5 minutės? Bet jie tik paima skaičių ir net neįsivaizduoja, kodėl jis toks aukštas, bet jie pateikia, tarsi jie turi įrodymą, bet galimybių pasą įvedėm, todėl mūsų skaičiai aukščiausi, it's fucking retarded. Kad problemos yra neatskleidžiamos, gydome simptomą, kuris yra žmonių skaičius ligoninėje, o reikia išnagrinėti priežastį, tam reikalingi duomenys. Dar pasigaliu pridėti, kad ligonių sergančių COVID skaičius Lietuvoje yra maždaug toks pat kaip Lenkijoje, nors Lenkija, kaip žinia, turi apie 38 milijonus gyventojų. Štai pažiūrėkime
mirčių perviršį šiais metais Lietuvoje ir Švedijoje, pasižiūrėkime, šįmet mirčių skaičius Švedijoje yra gerokai mažesnis už pastarųjų metų vidurkį, Lietuvoje visą laiką turime daugiau. Kas galėtų būti? Ignoruojame. Palabo, excess mortality, deaths from all causes compared to previous years, showing how the numbers of weekly or monthly deaths in 2020, 2021 differs as a percentage from the average number of deaths in the same period over the years. Visų pirma, čia rodo tik kelis mėnesius 2021 metų. Tai čia grafikas, čia nėra nuo 20, nuo 15, I guess, bet čia tik kelis tos mėnesius rodo. The metric is called the P-score. The reported number of deaths might not count all deaths that occur due to incomplete coverage and delete. Okay. Apleidžiamos kitos lygos. Kas galėtų būti? Ignoruojamos apleidžiamos kitos lygos, gąsdinami žmonės nesugeba elgtis racionaliai, netinkamai gydomas COVID-19 galbūt. Ir dar hospitalinės infekcijos prisideda. Aš dabar jau, kai jie tiek prisimelavo, tai nieko nepasitikiu. Bet, ar nebuvo taip, kad tą patį argumentą sakė, kad žiūrėkit, gripas išnyko? Ir nesugebėjo logiškai surišti, kad, kai tu saugosies nuo stipresnio viruso, ten rankas plaus, kaukės nešiosi, izoliuosies ten ir panašiai, tą social distancingą turėsi, kad tas silpnesnis tarsi ten koks gripas ar, aišku, sumažės. Bet tada žmonės padarė išvadą, tie žmonės, kad, ne, gripo nesumažėjo, čia viską ant COVID surašė. Tai čia gali būti labai panašiai, bet vėlgi, jo, teisingai parašiai, tą ir norėjau sakyti, kad dabar lygina su Švedija. Čia lygina Švedija, Poland, Norway, Finland, Latvija, Estonia, aha. Čia ar nėra taip dar, kad biškai renkasi, kas su kuo lyginti, bet vėlgi, aš nežinau, šičia atrodo pašoka pirmin, bet atrodo vidurkis išlikęs net tos kelis mėnesius, kur čia parodė. Bet įdomu gal būtų pažiūrėti tada ilgesnę statistiką, iki COVID-o, pavyzdžiui. Pažiūrėti, ar nebuvo tokių random swingų irgi, Bet vėlgi, neaiškas priežastis šitam, bet jie padaro išvadas, kodėl taip yra. Tai tiesiog ignoruojamos ir apleidžiamos kitos lygos, kažin, nemanau, kas apleistų kitas lygas. Ten, jeigu vietos trūksta, žinai, ligoninėse, tada jo, mirčių turi padaugėti ar panašiai, ar ten, nuo tų kitų lygų, nes taip ir buvo ten kitose šalyse, kur ligoninės buvo labai užpildytos ir ten neturėjo žmonės netgi vietos. Italijoje lygtais tas buvo, kad ligoninėse ten žmonės mirė tiesiog net iki palatų nedavarė ten. Gąsdinami žmonės nesugebėjo elgtis racionaliai. Tas teisybė. Gąsdinami žmonės turbūt mažiau racionaliai elgsis, negu kad negąsdinami. Bet čia toks gerai. Labai atsiprašom, bet kad jumis gąsdinam, bet pasaulyje vyksta pirma pandemija per 100 metų. Mes, aš nežinau. Tragedijos metu turbūt kažkokios mažai kas apstai racionaliai labai elgsis. Tai čia ką besakysi, kaip besakysi, galima kažkaip raminti ir panašiai, bet nežinau, ar mes esame labai atsakingi dabar kiekvieną žmogų individualiai nuraminti, sen nesiparink, viskas bus gerai, bet čia pandemija vyksta globali, bet nežinau, toks šitas ir punktas. Netinkamai gydomas COVID-19, nežinau, ką turiu omeny, kaip jie siūlė gydyti COVID-19. Hospitalinės infekcijos, okay. Kas galėtų būti? Ignoruojamos, apleidžiamos kitos lygos. Galėtų būti, bet galėtų būti ir 100 kitų priežasčių, okay. Netinkamai gydomas COVID-19 galbūt.
ir dar hospitalinės infekcijos prisideda. Ar jie, palauk, ar jie čia daro tą, kad mes tiesiog užduodam klausimus ir tipo atsakymą pateikia klausimo formą? Žinai, nežinau, ką šitas grafikas gali reikšti. Ar tai reiškia, kad COVID'as buvo sukurtas specialiai? Ar tai reiškia, kad tavo mama ir tėvas yra alkoholikai? Nežinau, aš tik užduodu klausimus, bet tu pagalvok. Nu, tipo, žinot, kai daro konspiratorikai labai mėgsta, nes jie užduoda labai tokių klausimų. Ar įmanoma šitas priežastis? Jo, įmanomas. Ar įmanoma 100 kitų priežasčių? Jo, įmanoma. Bet jūs atsakymą nepatikėt, tik tais mėginat patys įbauginti žmonės, kad kažkas čia jo žudo su COVID-u prisidengiant, aš nežinau net. Hospitalinė infekcija, tai čia blem kažkaip nežinau, ar ryšosi hospitalinės lygos, tai kuom užsikrėti grinai ligoninė, tai hospitalinė geltas sprendimas plačiai. Aš net nežinau, apie ką jie čia kalba. Bet jo, aš nežinau, ar jie atsakys tuos klausimus, ar tiesiog užduoda klausimus tam, kad formuoti tą tokią nuomonę tiems, kurie žiūri ir galvoja, kad čia yra įrodymai kažkam. Kad čia šituose klausimuose ir yra, tipo. Nes paskui ir kartos, netinkamai gydo COVID-ą. Žmonės gazdino, ten ignoruoja kitas lygas apleido. Jie kartos, atsakau žmonės, kartos tos teiginius tarsi būtų atsakymai. 19 galbūt. Ir dar hospitalinės infekcijos prisideda. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į COVID-19 viruso reprodukcijos skaičiaus pokyčius. Šitas skaičius rodo, kiekvienas žmogus užsikrėtęs užkrečia kitų. Čia tas R0? Tas, kur buvo, čia jo rašo, tas nepamenu, R0, kaip jis vadinas, tas užkrečiamumo koeficientas. Ir matome čia, tame grafike tokius lūžius. Norėčiau atkreipti dėmesį į 2. Šių metų vasario 27. Kas ten atsitiko? Iš esmės, Omikronas nebuvo pakeista, išskyrus vienintelį dalyką, buvo atsisakyta absurdiško kaukių lauke reikalavimo. Aš nebūčiau dėjęs to akcento, jeigu nebūtų absurdiško kaukių lauke reikalavimo. Vienintelį dalyką, buvo atsisakyta absurdiško kaukių lauke reikalavimo. Aš nebūčiau dėjęs to akcento, jeigu nebūtų dabar grįžusi kai kam viltis, kad kaukėmis galima kažką gero nuveikti. Pasižiūrėkime, nuėmėm kaukės, situacija pagerėjo. Nesakau, kad čia yra priežastis ir pasekmė, bet sakau, kad to ignoruoti negalima. Žiūrėk, tavo tėvas paliko tave ir tavo šeimą, kai tau buvo 5 metai. Aš nesakau, kad priežastis buvo tokia, kad tu tiesiog lėtėjai save naktim ar kad esi daunas. Bet to ignoruoti negalima. Tai kam iš viso tą paminėjai? What the fuck, nahui? Aš nesakau, kad tai turi bet kokią reikšmę rezultatą, bet to ignoruoti negalima. Ok. Gerai, aš galvoju, kodėl jie iš vis tą parodė? Nes tas R0 ir keitis, jo. Pavyzdžiui, Omikronas buvo žiauriai užkrečiamas. R0 jo buvo tas R0, man atrodo, kaip tas R koeficientas. Jis buvo daug didesnis negu prieš tai. O kada tas atsirado? Aš dabar galvoju, novembrą 2021. Ne. Tai gal čia buvo Omikronas, pavyzdžiui. Nes čia galbūt, čia atrodytų labai gal racionaliai, netgi tie skaičiai veikia ten, gal pradėjo biškai labiau, kai kurie prasirgo, pirmoji banga baigėsi, tada galbūt buvo antroji banga, čia nežinau timeline, aš neprisimenu dabar, tada ten antroji banga, tai pirmoji baigėsi, antra prasidėjo, buvo vasara kažkada, vasara jo, kur buvo daug labiau nukritus ta banga, tada kita prasidėjo, tada buvo naujas variantas, kur tas užkrečiamumas jau buvo daug didesnis, kur ten apšė, man atrodo, visas pasaulis prasirgo. Holy fuck! O tai kokios priežastys, kad kaukių nenešiojimas gali sustabdyti? Jokios. Čia
Argumentas. Sakau, kad čia yra priežastis. Žiūrėkime, nuėmėm kaukės, situacija pagerėjo. Nuėmėm kaukės, kai situacija jau gerėjo ir pranašauja, kad per vasarą bus geresnė situacija, gal parodė, kad lietuviai nemoka jų nešioti ir tiesiog efektyvumo praktiškai nėra iš jų, ypač Lietuvoje, tai nuėmėm kaukės ir tada sutapo su vasaros situacijos pagerėjimu ir Sakau, kad čia yra priežastis. nesakau, kad čia yra priežastis ir pasiekmė, Bet sakau, kad to ignoruoti negalima. bet sakau, kad ignoruoti negalima. Va, argumentas. Actually retardas. Pasakykit, koks žmogus su kritiniu mąstymu gali į tai klausyti ir neiškelt klausimų, kur aš iškeliu. Pasakykit, nors vienas žmogus, kuris turi kritinį mąstymą ir va tokį dalyką paklauso ir jam make sense, negalima ignoruoti. Kai jam parodo kažkokius skaičius ir sako, ar gali būti priežastis, kad buvo tas ir tas padaryta. Gali būti priežastis, bet gali būti ir kitos priežastis. Kaip gali žmonės, I don't know. Fascinating. Žiūrim toliau. Toliau pažiūrėkime, kas buvo po Velykų. Buvo nuimti apribojimai judėti tarp savivaldybių. O kodėl buvo apribojimai nuimti? Nes buvo virusas, sumažėjęs, prognozės visos rodė, kad vasara bus rami. Todėl mes, kai nebeliko bangos kilimo į viršų masyvaus, kai skaičiai biškai stabilizavus, mes nuėmėm apribojimus. Ir jie dabar sako, nuėmėm apribojimus ir tada situacija pagerėjo. What the fuck? Pasikeitė nieko. Kitaip sakant, dar šitą skaidrę rodo, kad darymas yra dėl darymo, rezultatas yra neaiškus, o tai ir kenksmingas. Dėl darymo rezultatas yra neaiškus, o tai ir kenksmingas. Toliau norėčiau pasakyti, kad krizę galime įveikti tik kartu. Norint eiti kartu, reikia pasitikėti. Gerai, visų pirma jungiam šitą. Riauteriai. Vienas, jeigu ne labiausiai, tai vienas labiausiai patikimų naujienų šaltinių visoje planetoje. 200 metų plus veikiantis visam pasaulyje. Turi reporterių geriausių, visas pasaulis stebi ir juos fact-checkina kiek įmanoma, nes visi nori rodyti, kad, riauteriai suklydo. Ir tai, tą pasakius, vakcinos neeksperimentinės, ir čia buvo 21 metų balandžio 14 fact-checkas. Neeksperimentinės ir nepraleido nei vieno tyrimo. Atliko ir su gyvūnais, visus ten 3 ar kiek tos tyrimų stages, lygius, etapus atliko. Aš visko neskaitysiu dabar. Čia yra su nuorodom į tuos tyrimus visi duomenės. Aš esu tas skaitęs ant streamą. I don't know. Bet kas tą linką gali rasti, jeigu norės. Aš nenoriu vėl iš naujo skaityti. Bet yra nepraskipino tyrimų, visi padaryti, viskas, ko reikia, kad paleisti, ištirta. Nieko nepraleido. Tai atsakymas labai aiškus. Klinikiniai tyrimai, visi iki vieno reikalingi prieš paleidžiant vakciną buvo padaryti. Tai yra faktas. Patikimiausių žurnalistų pasaulyje patikrintas faktas. Žiūrim, ką pasakys. Tikėti, o pasitikėjimui reikia tiesos, kurios akivaizdžiai trūksta. Pasižiūrėkime į Koronastop programėlę. COVID vakcinos praėjusios visas klinikinių tyrimų fazes. Nagi patikrinkime šitą tarsi faktą. Atsiverčiame Europos komisijos sprendimo įregistruoti Komirnatį 3 priedą ir matome, kad pagrindinio klinikinio tyrimo duomenų ataskaita Pfizer turi pateikti Europos vaistų agentūrai 2013 metų gruodžio mėnesį. Ką reiškia pagrindinio kažkokio tyrimo? Va čia vėlgi, žmonės, kurie nesupranta, kas tas veikia, ir aš iki galo nesuprantu, nes aš negyvenu tam pasaulyje. Kai išleidi vakciną, tu dar tyrimų, tų pagrindinių ir panašiai darysi eilę metų po to. 2023. Tu darysi eilę metų po to, kad surinkti statistiką ir duomenis. Tai nereiškia, kad
praleidai tyrimus, kuriuos turėjai padaryti. Kuriuos turėjai padaryti prieš išleidžiant vaistą, padarėjai. Tai nebuvo praleisti. Bet man atrodo, čia rodo Final Clinical Study. Jie tą turi meni, kad, kai paleidžia ten 21, tada dar porą metų, jis pasakė, atsuksiu dar kaip būtų. Iš naujo. Sukuri vakciną, padarai visus tyrimus, paleidi vakciną. Tai nereiškia, kad tavo tyrimai sustoja. Tu toliau renki duomenis, toliau renki viską. Taip medicina veikia su visom vakcinom, visais prašai vaistais, kurie egzistavo ever. Ir tada tu po poros ten metų, arba dar 3 ar dar daugiau, tu submitini Final Clinical Study Report. Tai obviously, kad taip veikia. Ir aš nežinau, ką iš čia ištraukiu, iš kur ištraukiu, aš čia nieko nežinau, bet tai, kad tipo kažką dar, kažkokį final reportą, nes matai, study report, man tas žodis report čia, man atrodo, būtent ir rodo, kad, tas kaip po viso to jau surenki duomenis, dar kažką ir tada final reportą nusiunti, kaip atreportuoji, kaip veikia, kaip viskas suveikia, o ne ar vakcina veikia, kai darai tyrimus, kad ją paleisti naudojimą. Nes aš prisimenu tą talking pointą 20 kartų kartodavo visi tie invalidai, kad o tai kodėl dar iki dabar duomenys renka, su kurio vaistų nerinko duomenys, kai jį paleido, su visais rinko, kodėl su šito turėjo nerinkti. Anyway, gerai. Wow. Ir vėlgi, Reuters, Reuteriai, nes tai prašos lietuviškai, nežinau, lietuviškai taip skamba, nežinau. Reuteriai patikrino, pasakė, visi praleisti. Jie nesutinka, aš labiau Reuteriais pasitikėsiu, o ne random čiuvaku, kuris jau 5 kartus pamelavo, užduoda klausimus, atsakymų neturi nieką. Konspiratorikas, tiesiog iš visų argumentų, kuriuos čia pasakė. Fuck me, blet. Pfizer turi pateikti Europos vaistų agentūrai 2013 metų gruodžio mėnesį. He misspoke. Ar įmanoma valdyti COVID-19, kai nesugeba pažiūrėti net Europos komisijos sprendimų? Ačiū Dievui, sprendimus priėmėjom ne šitas pridurkas. Ačiū Dievui, blet. Žiūrėkime į numerį šito tyrimo ir patikrinkime Jungtinių Amerikos valstijų duomenų bazę. Tenai yra tas tyrimas. Aš čia nieko nematau jau. Štai tas numeris, tai yra... Jo, čia nieko aš neįmatysiu. Beveik 44 000 dalyvių. Tyrimas baigsis. Numatoma 2023 metų. Tyrimas baigsis arba tavo reporto submissionas. Aš nežinau, ar tai skaitytus kaip tyrimas baigsis, ar tiesiog duomenų surinkimas, ar kažkas, anyway, bet jo. Visiškai nelogiška, beje tas. Kai net ir vyriausybėje patiriančios ekspertų tarybos nariai viešai sako, kad galvoja, kad tie tyrimai pasibaigia. Vėlgi, tie tyrimai, kurie reikalingi, kad paleistų vakciną, jie buvo pasibaigę. Tyrimai, kurie toliau tęsiasi su bet kurio paleistų vaistų, jie aišku dar nebuvo pasibaigę, nes tam reikia daugiau laiko ir daugiau duomenų. Aš nežinau, ar jis actually yra psichas, ar jisai, daktaras jau protingas, ar jis taip kritinę masę turi, ar jam kažkas sumokėjo, I have no idea. Kodėl taip daro. Jau pasižiūrėkime į COVID-19 vakcinų mirties riziką, kadangi tai yra kontroversiškas klausimas, nors pasibaigęs neseniai Lietuvoje tyrimas, kurio ataskaita pateikta prieš 4 savaitės, tarsi bandė įrodyti, kad mirties rizika sumažėja 10 ar net 20 kartų. Apie šitą tyrimą itin aukštai atsiliepia net aukščiausiai. Nepamenu dabar šito skaičių, bet buvo jo, kad į ligoninę paguldys ten daug, bio procentai nepamenu, ir jo buvo kažkokie procentai, nepamenu dabar tiesiog. Pareigūnai pamiršę, kad tas tyrimas niekur ne tik nerecenzuotas, nepublikuotas, bet nėra net mokslinio straipsnio. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui, Europos vaistų agentūra daro išvadas įvertinusi visus duomenis, palankius ir nepalankius, ir jokių būdų nedaro iš kažkokių tai išvadų daryda iš vieno tyrimo,
tuo labiau atgalinio. Iš vieno tyrimo gali daryti išvadą, Nežinau, apie ką aš jeigu kalbu. tas tyrimas yra labai platus ir tai turi būti pagrindinis klinikinis tyrimas, pivot clinical study, o ne kažkas tai padaryta kažkur tai. Toliau pasižiūrėkime kelias skaidres apie tai, kaip keitėsi mirčių skaičius Euromomos šalyse. Štai surašytos tos šalys, jos teikia duomenis šitai interneto svetainiai, kurią remia, kaip matome, Europos lygų kontrolės centras ir Pasaulinė sveikatos organizacija. Ir turbūt skaidrė štai šita, turėtų susimastyti, priversti taip vadinamus antivakserius. Akivaizdu, kad matome, kiek mirčių buvo pertekliaus 20 metais, 21 akivaizdžiai jų mažiau ir, aišku, priežasčių čia nematome, bet vakcinos čia atsirado ir tikėtina, kad tai turėjo įtakos, nes tas mažėjimas, sustojimas pertekliaus kaip tik ten ir buvo, kur vakcinacija rizikos grupių įvyko. Dabar pažiūrėkime į panašią skaidrę kitoje amžiaus grupėje ir būsime labai nustebę, kai pamatysime, kad šiais metais mirčių yra gerokai daugiau negu pernai, perteklinių mirčių tose Euromomos šalyse. Ir manau, kad šita skaidrė turi labai priversti susimastyti masinės vakcinacijos entuziastus. Vėlgi, čia nekalbame apie priežastinį ryšį, bet kalbame apie duomenis, kurių negalima ignoruoti. Vėlgi, nekalbam dėl kodėl tas atsitiko, tiesiog neignoruojam ir gąsdinam žmonės, kad šitie duomenys reiškia būtent tai, nes tokią nuomonę formuoji. Bet kodėl tai atsitiko, nekalbam. Kelios dešimtis tūkstančių mirčių plus palyginus su 20 metais. 15 tūkstančių maždaug. Pasižiūrint į Public Health England ataskaitas. Štai viena iš pasižiūrint į metais. Čia excess deaths net neaišku, čia vapšė neaišku, net ką tie skaičiai reiškia, bet jo net neduoda priežasčių, vėlgi paklausia tiesiog ir sako, negalima ignoruoti, taigi taip jūs maždaug suprantat, ką aš noriu pasakyti, neignoruojam, bet aš jums neduosiu priežasčių. Gerai. Įdomu, jeigu taip netyčia atsitiktų, žinai, kad koks legit karas tuo metu būtų ir būtų 100 000, žinai, mirčių ir jie sakytų, žiūrėkit, aš nesakau, kad čia COVID vakcina tiek pražudė žmonių, bet negalim šitų skaičių ignoruoti. Tiesiog, it's fucking brilliant. Konspiratorinis mąstymas to the max. Čia yra literally konspiratorinio mąstymo, ko reikia. Tiesiog uždavinėti klausimus. Ir jie pasako daugiau negu bet kokie atsakymai ever pasakytų. 15 tūkstančių maždaug. Pasižiūrint į Public Health England ataskaitas. Štai viena iš ataskaitų, mirtis nuo COVID-19 per 4 savaitės po teigiamo testo, akivaizdus palankus COVID vakcinų poveikis. Deaths within 28 days of positive COVID test by date of death between week rates among persons vaccinated with 2 doses. Okay, rates amongst persons not vaccinated per 100,000 doses. Okay. Aišku, 10-20 kartų, ką čia mums bando pasakyti Lietuvoje, nepanašu, bet poveikis akivaizdus. Dabar pasižiūrėkime į kitą tos pačios Public Health England ataskaitą, kur pastebėkime skirtumą. Visos mirtis reiškia ne vien nuo COVID, bet visos absoliučiai. Ir pasižiūrėkime, čia jau skaičiai gerokai kitokie. Ir žinant, kiek žmonių vakcinuota. Aš beje, vėlgi, aš neįsivaizduoju, ką jie čia iškirpo ir kokius grafikus rodo. Nes čia yra actually Facebooko lygio prezentacija, kur įmeta screenshotą, važiuokit skaičiai. Aš neįsivaizduoju, ką čia rodo. Čia Delta cases rodo, nežinau, iš ko, apie ką deaths within 28 days of positive specimen date. Ką reiškia deaths within 28 days of positive specimen date? I have no idea. Bet jie apibraukia kažkokius skaičius, kažką reiškia. Kad 65%, o unvaccinated 25%
mirė, kad tipo kad didesnis procentas tie, kur po 2 dozių, neįmanoma nuspręsti, kas čia yra. Bet jie toj paklaus klausimo kito, kurio negalima ignoruoti. Kiek ne, galima pasakyti, kad šiuo atveju mirties rizikos skirtumo nesimato. Taip pat galima pasakyti, kad ta pati Public Health England sako, kad duomenys apie poveikį mirties rizikai neleidžia daryti jokių išvadų. Nepaisant to, Lietuvoje tos išvados mums tiesiog brukamos ir siūloma pasitikėti mokslu, na ir tiek. Wait. Mokslu, na ir tiek. Tai koks tolkas buvo? Jis pasakė, kad šitie skaičiai nieko nereiškia. Ir pats popierius pasakė, kad išvadų nereikia darytis jokių. Tai čia buvo pointless visas šitas. Tik tam, kad pasakyti, kad Lietuva kažkur mums pateikė duomenis ir jie rėmėsi šitais. Aš žinau, ar jie šitais rėmės. Nes aš kiek pamenu, buvo ten tyrimų, 20 padaryta. Ir ten bet kuriuo iš jų galėjo remtis. Bet tai kam tada šitą parodė? Vien tam, kad pasakyti, kad šitais duomenim negalima išvadų darytis? Bet tu apibraukiai į raudoną kažką, bet tada pasakai, kad net pačiam tam moksliniam straipsniui parašyta, kad išvadų daryti negalima. Tiesiog brilliant. Čia aš tiek išmoksiu, kaip manipuliuoti žmonėm šitą paklausęs. Čia yra neįtikėtina. Holy fuck. Aš nesakau, kad tas reiškia tą, bet to ignoruoti negalima. Žiūrėkit, parodysiu jums skaičiais, apibrauksiu juos, žiūrėkit, neignoruokit, bet beje, netgi čia parašyta buvo, kad išvadų pasidaryti negalima. Einam toliau. Pasitikėti mokslu, na ir tiek. Palyginimui tokia informatyvi skaidrė pamastymui, kas yra COVID-as, kas yra kitos problemos. Tiesa, ją reikia atnaujinti, jinai iki birželio, bet esmė tikrai nepasikeitė per tuos kelis mėnesius. Ir dabar tokia šokiruojantis toks gabaliukas apie COVID vakcinų saugumą. Aš labai atsiprašau, dar porą minučių jums, jeigu leisit, pasistengti. Aš panaudojau 10. Ačiū. Tai čia... Jau nuo scenos varo, blėt, nežinau. Naudos ir rizikos santykis pagrindinis vaikų klinikinis tyrimas. Kas yra pagrindinis? Jo, aš nežinau, čia vėlgi, čia skaidrė, čia nėra tyrimas. Tai yra apie vaikų klinikinį tyrimą. Matome, kad iš tiesų veiksmingumas buvo 100% ir vakcina apsaugojo dėja tik tai nepilnus 2% vaikų, kad tai reiškia 98% su trupučiu nesusirgo nei vakcinos, nei placebo grupėje. Dešinėje matome, kiek nepageidaujamų reakcijų į vaistą, įtariamų nepageidaujamų reakcijų buvo nustatyta vaikams šio tyrimo metu. Įtariamų. Daugumai vaikų pasireiškia NRV. Ką reiškia NRV? Blet, ką reiškia NRV? Man NRV reikšmė. Ką reiškia NRV? Kas nors žinot? Čia turbūt nesvarbu iš tikro, bet... Nervai. Apie NRV pacientai gali pranešti, čia kažkoks šaltinis poveikis, nepageidaujami veiks. Jo, kažkoks šalutinis poveikis, man atrodo, okei. Tai skausmas injekcijos vietoje, of course, nuovargis, of course, imunosistema, jo, of course, galvos skausmas, okei. Šaltkritis, okei, raumenų skausmas, karščiavimas. Nu, bet tai jo, gerai. Nepageidaujama vakcinos reakcija, galbūt. Kažkoks reakcija vakcinai, vakcinacijai, gal kažkas tokio jo. Bet palatai,
Čia šitie tai tu bet kam pasiskiepyk ir ten, man atrodo, didelis šansas bus, kad tuos jausi. Tik kas čia blogo? I don't know. Nepageidavimų reakcijų buvo nustatyta vaikams šio tyrimo metu. Čianai paminėsiu vieną mergaitę, nesant laiko, aišku, nieko neskaitysiu, galėsiu pasidalinti. Pateikiau procentus, kiek daug žmonių skundėsi kažkuom. Tada atkreipsiu dėmesį į vieną anekdotinę istoriją apie vieną mergaitę, nes viskas, ką mes čia žaidžiam ant emocijos, bet neskaitysiu, nesakysiu. Čianai paminėsiu vieną mergaitę, nesant laiko, aišku, nieko neskaitysiu, galėsiu pasidalinti prezentacijai. Kaip ten bebūtų, tai buvo sveika mergaitė, kuri buvo paskiepyta, po to prasidėjo problemos iki duomenų rinkimo pabaigos, dėja kovo 13, po to mes duomenų Europos vaistų agentūroje svetainėje nerandam, kas ten nutiko. Taigi tolesnių duomenų nėra, tačiau tolesnius duomenis radome Amerikos Viskonsino senatoriaus Johnsono susitikime su žmonėmis patyrusiais nepageidaujamų reakcijų. Mergaitė dabar yra invalido vežimėlyje su nosies skrandžio vamzdeliu maitinimui. Ar tai susijęs, sunku pasakyti, kaip ir apie štai šitą. Tiesiog, to dalis vardą pavardėsiu. By the way, visų pirma, visi vaistai, viskas turi šaltinį poveikį, visą laiką. Čia yra tas pats argumentas, kai save vairuojančios mašinos, prisimenat, kai testus darėm tuos. Ir jeigu jos išgelbės milijonus gyvybių, jeigu bus vienas žmogus, kur ta save vairuojantį mašiną nutrenks ir užmuš, spauda rašys tik apie tai, kalbės tik apie tai ir žiūrėkit, koks yra blogis. Tai jo, nes viena istorija, asmeninė patirtis yra svarbiau už duomenis ar bet ką kitką. Ir tas tiesiog. Jep. Bet vėlgi. Yra invalido vežimėlyje su nosies skrandžio vamzdeliu maitinimui. Ar tai susijęs, sunku pasakyti? Ar tai susijęs, sunku pasakyti, bet papasakosim vis tiek, nes viskas, kas man svarbiausia, sukelt baimę ir jum emociją. Tik tai, daugiau nieko. Aš tik klausimus užduodu, negalima ignoruoti. Atsakymų neturiu nieką, bet vis tiek kalbu. Kaip ir apie štai šitus nepageidavimus reiškinius vaikų klinikinio tyrimo metu, to tyrimo metu, kuriuo remiantis užregistruota vakcina, pažiūrėkime, čia ne kažkokia neaiški svetainė, čia yra Europos vaistų agentūros svetainė, oficialūs duomenys, viską galime patikrinti, aš šiandien dar patikrinau, jie ten yra. Kiti sunkus nepageidaujami reiškiniai vaikų tyrimo metu. 3 depresijos atvejai. Tyrėjai jos laikė nesusijusiai su vakcina. Tai ko paminėjai jos? Depresijos atvejai gali būti susijęs su tai, kad vaikai į mokyklą nėjo, nesisocializavo. Globali pandemija, blėt, buvo pasaulyje. Pasaulis visas pasikeitė. Ar mes tikrai nesitikim, kad 3 depresijos atvejai bus? Ir tyrėjai jos laikė nesusijęs su vakcina. Tai kodėl tu iš vis tą parašei? Vienam vaikui kilo noras nusižudyti, tyrėjas laik šią atveju nesusijusi su vakcina. Vėlgi, irrelevant vakcinai iš tyrėjų, bet jis įpaminė tą vieną skaičių iš 100 000. Ir jo, viena anafilaktoidinė reakcija sukėlus pavojų gyvybei. Iš viso 3 gyvybė pavojingi reiškiniai. Tai, pala, iš visiškai visų paskiepytų ten vaikų 3 buvo atvejai tokie, kur 4 net nebuvo susiję ir gali būti visiškai kitos priežastys ir kaip pasakė, tai nebuvo susiję. Kokia prasmė šitos skaidrės? Tada kokia prasmė šitos skaidrės? Vėlgi, aš tik keliu klausimus, nežinau ar čia susiję, bet negalima ignoruoti. Kas gali tokiu invalidu tikėti ever? Ne veltui, I guess, seimūnai rimtai nekalbėjo. Čia konspiratorinės blevizgos. Reiškia, viena gyvybei pavojinga anafilaktoidinė reakcija, vienas vaikas norėjo nusižudyti. Kiek vien šiandien Lietuvoje kilo noras nusižudyti? Nešnekam apie tai. Mokyklose, dėl patyčių mokyklose, ten dėl visko, kur vaikai nori nusižudyti, apie tai nešnekam. Bet negalima ignoruoti, turbūt COVID vakcina sukėlė, blėt. Na ir dar tą mergaitę. Tiesiog, aš nesakau, kad COVID, bet galbūt. Bet aš sakau tiesą, štai ištraukas, screenshotas iš tos pačios, iš to paties. Pala, ar mes čia dabar jau pradėjom
Apibraukinėti. Okay. Europos vaisto agentūros vertinimo protokolo. Kad aš sakau tiesą, štai ištrauka, screenshotas iš tos pačios, iš to pačios. Ai, ne. Žiūrėk. Holy shit! Kad aš sakau tiesą, įrodymas čia. Tiesa, kurią pasakiau, yra išvardinau atvejus, kurie nesusiję su vakcina ir taip tyrėjai pasakė. Bet aš pasakiau tik, kad tokie atvejai buvo. Ir įrodymą tada patikiu, kad aš sakau tiesą. Amazing. Ir nemato problemų žmonės, kai tą girdi. Aš sakau tiesą, kur pateikiau skaičius, kurie nesusiję su vakcinom visiškai. Ir tada va įrodymas, kad aš sakau tiesą. Gerai, nieks nesiginčia, kad tu šitos skaičius, kur 3 gyvybei pavojingi reiškiniai buvo 3 depresijos atvejai, vienam vaikui kilo noras nusižudyti. Kad jie yra, kad šitie skaičiai yra teisingi ir kad tu teisybę sakai, nieks nesiginčia. Problema ne tame yra. Problema, kad tai iš vis nesusijęs su niekuo, nes netgi tyrėjai pasakė, kad nesusijęs su vakcina. Oh my goodness. Kad aš sakau tiesą, štai ištrauka, screenshotas iš tos pačios, iš to. Ar čia yra triukas, ar jis bando šitą susijęti, kad aš sakau tiesą su prieš tai pasakytais teiginiais, ne teiginiais, o klausimais, kad aš nežinau, ar čia susiję, bet ignoruoti negalima. Ar buvo tai padaryta, ar tai turėjo įtaką, ar tai galėjo turėti įtaką. Ar čia jis mėgina, pasakydamas dabar, kad įrodymą turiu, kad sakau tiesą, tokį maždaug credibility suteikti jam, kad jisai sakė ir anksčiau teisybę, nes visas šitas neturi jokios prasmės čia. Šitie dvi skaidrės bent jau. Protokolo. Holy fuck. Ir norėjau pasitikrinti, pažiūrėjau lentelę nepageidavimų reiškinių santraukos, pažiūrėkime štai ką. Pagal Europos parlamento reglamentą 7262004 Europos vaisto agentūra privalo paskelbti protokolą ištrynusi konfidencialią komercinę informaciją. Sunkių nepageidavimų reiškinių skaičius vaikams tapo konfidencialia komercinė informacija. Ir pabaigoje mūsų instituto pasiūlymai protokolą ištrynusi konfidencialią komercinę informaciją. Aš jau net nežinau, kas čia, blėt. Iš vertinimo protokolo, kad kažkas tampa konfidencialia informacija komercinė, tai jo, nes, vaistai ten ir pinigai, žinoma, man atrodo, tai normalu yra, bet aš nežinau net ką čia mėgina pasakyti tom. Sunkių nepageidavimų reiškinių skaičius vaikams tapo konfidencialia. Ai, sunkių Okay. Aš nežinau, čia jau reiktų atsiversti. I'm done. Ir pabaigoje mūsų instituto pasiūlymai skiepyti racionaliai, mąstant, ką reikia ir ką nereikia, jokių būdų neskiepyti. Vakcinuoti racionaliai. Dabar skiepijami persirgę, apsikrėtę, sergantis išgadinančius. Gerai, vakcinuoti racionaliai. Mes gan racionaliai vakcinavom, ne? Dabar skiepijame persirgę, apsikrėtę. Apsikrėtę tai ten techniškai ir jie skiepydavosi, bet, skatinu visus prieš apsikrėtimą skieptis, nes, tada reikia laiko, kad vakcina pradėtų veikti. Sergantis riziką didinančiomis lygomis. Čia irgi geras dalykas. Tai pala. Tai jie išvardino 3, kad persirgė sirgė, kad skiepijasi persirgė. Buvo tyrimai padaryti, vėlgi įrodė, kad, jeigu ir persirgė, jeigu laiko praėjo, vakcina gan stiprų imunitetą tau vis tiek suteiks, bet tu persirgęs galėjai galimybių pasą turėti ir galėjai nesiskiepyti, bet tu galėjai pasiskiepyti, tai jie gali rašyti, kad skiepimi persirgė. Bet tu galėjai nesiskiepyti, jeigu nenorėjai, nes tu turi imunitetą. Apsikrėtę. Jo, irgi galėjo skieptis, bet ne tai, kad, tu apsikrėtęs, ateik mes tave paskiepysim. Nebuvo taip irgi. Nes sergantis riziką didinančiomis lygomis, obviously, nes rizika padidina, tai tau ypatingai reikia tada pasiskiepyti. Nustatyti ventiliacijos reikalavimus. Čia jau plaučių ventiliacijos, aš nežinau apie ką čia. Nustatyti izoliacijos reikalavimus remiantis epidemiologiniais, o ne politikais kriterijais, izoliuoti laiku, ligoninė negali laukti testų bendroje eilėje. Aš žinau, kas nustatė izoliacijos reikalavimus remianti, ar kuo rėmėsi, bet gan daug šalių darė labai panašiai.
ir pas mus ėjo nurodymai, rekomendacijos tos nurodymai, man atrodo, mes labai Pasaulio sveikatos organizaciją sekėm, nepamenu dabar tiksliai, bet man atrodo, ten labai sutapo, ten su tom bangom ir viską. Tai tą ir darė, I guess. Bet I guess čia tiesiog, čia jų pasiūlymas bus, vieną dieną anksčiau izoliuoti, vieną dieną ilgiau ar trumpiau, o ne kad negali izoliuoti ar panašiai. Čia tik, kad pakeisti smulkius dalykus, o ne pačią priemonę. Perkrautos ligoninės yra simptomas, reikia nustatyti ir pašalinti priežastį. Jo, COVIDas ir infrastruktūros stoka ir daktarų stoka, daug priežasčių yra. Jas nustatė, tą ir bandėme spręsti. Šitas buvo Flatten the Curve, netgi buvo aiškinama video, kaip tai veikia, kad kai atsiranda lyga ir jinai visą infrastruktūrą perpildo, ligoninės tampa perpildytos. Taip, tai yra simptomas pandemijos ir kitų dalykų, bet turi tvarkytis kaip įmanoma. Vienas iš tų, pavyzdžiui, karantinas padeda. Godam. Nustatyti realius reikalavimus kaukiams būtinais atvejais nevykę tik sukelia klaidingą saugumo pojūtį. Jo, žmonės kaukių nemokėjo nešioti ir tas saugumo jausmas ir šiaip žmonėm labai greitai pastarė tiesiog pohui. Bet tu čia nepakeisi to. Tu to žmogaus mąstymo nepakeisi, ypač kai tokie invalidai atsiranda su tokiam skaidriam. Tiesiog įvertinti skandinavų priemonės su gretinimo metodu, paprašyti skandinavų pakviesti į pastarimus, Tignel juos minėjo jų patirtim. Nežinau, apie ką čia būtent kalba su gretinimo metodu, nežinau, apie ką čia būtent kalba. Apsikrėtusi, turi gydytojas įvertinti. Tai pakviesti kažką pašnekėti. Tai jų pasiūlymai buvo? Vakcinuoti reikia, kažkokius ventiliacijos reikalavimus gal pakeisti ar nustatyti, tada izoliaciją šiek tiek gal pakeisti taisyklės. Reikia nustatyti, pašalinti priežastį, tą ir darė ir mėgino daryti ligonė. Jie net neturi pasiūlymų, o tos, kur turi realiai, tą, ką mes ir darėm, išskiriu 6 punktą, 6 nežinau. Tie kaip ir neturi net tada pasiūlymų kitų, negu kad darėm. Vertinti situaciją, iki šiol nenustatyti ventiliacijos. Būtų mirtingumas bent 3% antivaksų nebūtų buvę. Ar mes neskaitėm senų istorijų iš senų ten laikraščių, kai maras buvo, ar kažkas ten, ar maras, ar kas ten buvo Europai, kur turėjo mirtingumą, kur lavonai gatvėse buvo ir antivakserių buvo, kurie kartojo praktiškai tos pačius propagandinius sakinius, kaip kad mūsų COVID antivakseriai. Tai actually, man atrodo, net ne būtų 3% ir vis tiek būtų tų, kur netiki. Ir kur kartoja, kad čia valstybė turbūt užmuš mus visus nori, nesiskiepkit, čia vakcinos užmuša. Man atrodo, net nebūtų pakeitę. Reikalavimai tai privalo turi. Gal mažiau būtų biški, bet jie. Izoliacijos reikalavimai turi remtis epidemiologiniais, o ne politiniais kriterijais. Kai susirgęs žmogus laukia testo kelias dienas dėl to, kad testuojami profilaktiškai kažkas, tai irgi gali turėti įtakos viruso plitimo. Labai svarbu pažymėti, kad labai reikia atsižvelgti į skandinavų priemonės, ką jie daro, pažiūrėti, ką mes darome ne taip. Jo, jie actually neturi patarimų praktiškai. Tie patarimai yra tokie minimalūs, kad... Kas liečia vyriausybės pastangas paskiepti 65 metų ir kitus rizikos grupių asmenis, Sveikatos teisės institutas taip palaikytų, tačiau būtina gydytojo konsultacija arba atitinkamos sveikatos priežiūros specialisto. Gydytojas negali gauti finansinių premijų, kad nebūtų suinteresuotas. Ne taip ir darė. Priimti pats sprendimą. Gerai, pavyzdžiui, gydytojas turi įvertinti ar nėra, neturi. Jo, kalbant apie užtvindymą infrastruktūros, kiekvienas dabar, jeigu eisti yra pas savo gydytoją, tai čia ir užtvindytum tą sistemą. Bet tai tam turbūt ir atlieka statistinius tos visus tyrimus ir panašiai, kad jeigu rizika labai labai maža, kad tau kažkokia komplikacija bus, tu gali tiesiog eiti ir pasiskiepyti. Jeigu tu turi kažkokią praeitį, ar esi netikras, tada eini pas gydytoją ir tu gausi tą visą įvertinimą. Suteikti objektyvią informaciją vakcinos naudą riziką. Nežinau, kokią čia informaciją, aš neėjau pas daktarą, aš nežinau, kokią ten duodavo, man atrodo, taip ir darydavo. Nes kiek aš prisimenu. Bet jo, turbūt būdavo daktarai, ten kaip kaime būdavo daktarai, kur ten huisnait, ką jie ten kalbėjo, nes buvo istorijų tokių, bet nežinau, informacijos jo, reikia visą laiką objektyvios. Šitam video, šitose skaidrėse, praškai 0 objektyvios informacijos, tai čia nepamirškim šito. Už tai gydytojas negali gauti finansinių premijų, jas gali daryti. Šitą pritariu.
kad premijų turbūt, nežinau, turbūt nereiktų duoti, nebent yra tam tikros priežastys, kur gal tai būtų logiška, bet jo turbūt, atrodo dabar negera idėja būtų. Žmogus turi priimti sprendimą laisvo valia. Jo, taip ir buvo. Turi būti numatyta žalos atlyginimo tvarka, jei atsirastų dėl šalutinio poveikio. Nemanau. Kodėl? Kaip tai veiktų liability? Nežinau. Kaip tai veikia su kitom vakcinom? Nežinau, čia tiesiog reiktų. Nežinau. Valia ir turi būti numatyta žalos atlyginimo tvarka, jeigu atsirastų dėl vakcinos šalutinio poveikio. Taigi siūloma panaikinti galimybę. Reikia pripažinti klaidas ir eiti susikalbėjimo ne prievartos keliu. Vėl ta prievarto žodis. Skurva invalidai, protiniai atsilikėliai, blėt, ką žodis reiškia, nežinau, panaikinti galimybių pasą. Jis ir panaikintas. Jis buvo įvestas tada, kai žudbūt reikėjo, gal ne žudbūt reikėjo, bet buvo vienas iš geriausių blogų pasirinkimų, gal taip išreikšti tada, bet jo, ir dabar jo nebėra. Ir jis atliko savo darbą ir parodė, kad yra gan efektyvus iš esmės. Ir davė savo pliusą ir dabar jau nebėra. Ok. Sakai tiesą, nes be jos negali... Sakyti tiesą, nes be jos negali būti pasitikėjimo. Būti. Nes be jos negali būti pasitikėjimo. It goes in the square hole. Eik tu nahui. Jie mistaipino čia. Sakyt tiesą, nes be jos negali būti pasitikėjimo, turi būti, ne? Jesus, fuck. Jo, reikia sakyti tiesą. O ko nereikia daryti, tai 20 minučių kalbėti kaip, aš nežinau, ar čia yra įtaka, bet ignoruoti negalima. Tyrėjai pasakė, kad nesusiję, bet aš jums parodysiu. Atkreipkite dėmesį, tipo, va ko nereikia. STI prašo pateikti reikiamus duomenis, kad galėtų išanalizuoti situaciją ir atduoti konkretesnius siūlymus. Okay. Pasakyti tiesą ir prašytumėm pateikti reikiamus duomenis, kad galėtumėm išanalizuoti ir aptarti konkretesnius siūlymus. Deja, iš statistikos departamento atsakymų nieko negauname, ko tik prašome. Tai va, tokia situacija. Dėkoju už dėmesį, mielai atsakysiu į bet kokius klausimus, nes suprantu, kad minčių tikrai sukėliau. Patriotas galvojo, kad čia yra geras video su informacija. Oh god. Ir jam čia turbūt yra įrodymas ir kas formavo jo nuomonę. I have no idea, kaip man reiktų šnekėti su to žmogumu. Wow. Wow. Ok, na, gerai. Ką žiūrės šitą YouTube'ai, o tikrai bus tokių. Visų pirma, jau turbūt būsit parašę komentarą, bet jeigu dar neparašėt, tai prašau, susivaldykit ir nerašykit savo autistiškos nesąmonės. Visus kviečiu į Discord ateit. Yra aprašymė YouTube'as, visur bus šitas linkas į Discordą. Ir į kanalą prisijungsit ir pasakykit, noriu pašnekėti, tipo. Ir aš su bet kuriuo pašnekėsiu. Jeigu jums atrodo, kad šitam video buvo pasakyta teisybė kažkur, ar kažkur aš suklydau, nors vienoj vietoj kažką pasakiau netiksliai, ar ateikit ir pašnekėsim balsu, tik be komentarų, be nesąmonių tokių, gerai. Ok. Wow.